Sveiki, brangus kanalo žiūrovai. Tęsiam šį kartą vėl pradėtą temą, tai yra tų dviejų didelių egregorų kovą tarp savęs, kuriuos mes įvardinom kaip posthumanizmą ir transhumanizmą. Vėlgi čia toksai skirstimas tų energijų, tų egregorų, kurie kaunas tarp savęs išlikimo kovoje. Tai tik tai simboliniai pavadinimai, galbūt išplaukiantis iš tam tikrų filosofinių tikėjimų sistemų. Ir galbūt tomis tikėjimų sistemomis tų agregorų adeptai grindžia savo veiklą, nes jie tuo šventai tiki. Ir čia prie viso to prisideda dar ir kita medalio pusė. Tiek okultinė, ezoterinė, tiek galbūt tokia daugiau susijusi su socialiniais dalykais. Socialiniais plus skaitmeniniam ir šiuolaikiniam medijom. Bet iš pradžių galbūt pabandykim vėl prisiminti, apie ką mes kalbėjom ir truputėlį gal vėl viena akim pasižiūrėti tą egregorių, kurį mes įvardinom kaip posthumanistinį, kuris kaip ta liberalioji kairė ir kurią mes įvardinom kaip būtent kaip ta posthumanistinė ideologija. Jinai iš esmės yra kairioji, jinai atsirado dar XIX amžiui, užuomazgos buvo XVIII. Po to ta energija manifestavosi per įvairias revoliucijas XX amžiaus pirmoje pusėje. Negi buvo trečdalį ar ketvirtadalį planetos užvaldžiusi per tą komunistinę revoliuciją. Po to viskas tas buvo įnulinta, tos imperijos, kuri buvo grindžiama būtent tokiom idėjom, nebeliko, tai yra Sovietų Sąjungos. Ir po to ta visa mintis perėjo į kitą Žemės rutulio pusę, per Ameriką, per vakarus atėjo iki mūsų dienų čia, kai būtent ta liberalioji kairė arba tas leftizmas, arba, aš irgi apibendrintai tą terminą vadinu, kaip posthumanizmas. Ir pagrindinė jo charakteristika yra siekti tiek genetiškai, tiek epigenetiškai, o tai reiškia per aplinką spaudžiant žmogų, pakeisti patį žmogų, kad jis taptų patogesnis elitui ir technologijoms. Žmonija jie veda prie tokio kiberpanko distopinės ateities, o okultinė prasme arba dvasinė prasme, ezoterinė prasme, tai yra ta naujoji Jeruzalė, būtent apie kurią ir dainavo tie du dainininkai iš Pietų Afrikos ir šoko pagal jų dainą visas pasaulis ten per tą baisę lygą. Tai buvo ritualinis šokis visai šitai egregoro masiai, kuri buvo užvaldžiusi pasaulį ir darė spaudimą kiekvienam iš mūsų, siekti toliau pergalės, eiti link pergalės, ir ta finišo tiesioji turėjo būti nauja visuomenė, kurioje elitas yra nekintamas, elitas yra neliečiamas, būtent tas žodis neliečiamieji čia tinka. Kai kurie politikai jau matavosi tą neliečiamųjų kostiumą ir bandė atsisėsti tas vietas ir toliau tą daro, kad liaudės žmonės nieko jiem negalėtų padaryti, o jie priešingai, jie gali viską padaryti, nes jie valdo siekia valdyti per technologijas, ir technologijos jiems reikalingos tam, kad pakeis žmogų, perlaužti žmogaus ar žmonijos stuburą, nes toks žmogus, kaip šiandien jisai yra, su savo tikėjimų sistema, tradicijom, iš praeities, iš krikščionybės atėjusiom, iš gilios genetinės praeities, nereikalingas. Jisai toks visiškai nenaudingas, nes jie mano, kodėl nenaudingas. Todėl, kad technologijom reikia vergo. Technologijos turi būti žmonių kaip vergų prievaidas. Dirbtinis intelektas turi būti žmonių kontrolierius. Ir visos kitos iš to išplaukiančios irgi technologijos, didieji duomenys, skaitmeninė valiuta, kiti dalykai, socialinė inžinierija, aš minėjau, tas, kaip čia prisimintą pavadinimą,
eugenika, ar ne, tai visa tai įrankiai, bet tikslas, elitas dominuoja, vidutinioji klasė yra išbuožinama, jinai pakišama po technologijų ir dirbtinio intelekto padu ir jie yra beteisiai, bet jie laimingi, kadangi jiems apie nieką nereikia galvoti, bet jie kartu yra kontroliuojami, bet ta kontrolė jam patinka ir jie dėl to džiaugiasi. Tai toks kiberpunkas ateitie laukia, jei ta liberalioji kairė, tas toksai egregoras, kuris dabar jį prispaudė, išgąsdino, dabar jis pradėjo labai blaškytis, jie ten nori ir toliau kariauti, nori toliau laužyti žmonių stuburus, gąsdinti įvairiais dalykais, būtais ir nebūtais, ten visokiom klimato kaitom, lygom, ten apsimetiniais žmogaus teisių kažkokiais dalykais, kur vienų teisės yra ginamos tų visų vaivorykštinių, o šeimų teisės yra laužiamas toliau, tradicinių bendruomenių ir įsitikinimų sistemos naikinimos, religija taip pat spardoma kojom. Tai visą tai jie laužo, kad palaužt globaliai žiūrint žmogaus stuburą. Tai, o kita stovykla, jinai kaip tik sako, būk tu žmogau, ko tu nori, mes gerbėme tavo žmogiškumą, galbūt jį reikia ir toliau puoselėti, bet tam, kad tą daryti, mes tau duosim technologijas. Tai tie naujieji transkapitalistai, jie būtent tokia darbotvarkė ir žada. Tai irgi tam tikra prasme kiberpunko distopija, kadangi tai irgi gilia prasme okultinės abiejų tų egregorų šaknis slypi tuose pačiuose ištakose. Tai ir tai tikrai ne šiandien, ne vakar tie dalykai atsirado ir atsirado per tokią mistinę būtybę, kokią ikoną tam parinkti, kad iliustruot. Tai būtent per žymėje Elifaso Levio graviūrą Mendeso ožys, Bafometas, tokia yra žymi graviūra, tenai pavaizduota kaip tamplieriai meldžiasi, reiškia, padarui, kurio yra ožkos galva, turinti žmogaus figūrą su krūtimis, sparnais, įvairiais okultiniais simboliais. Ragai ten simbolizuoja jėgą ir gamtos galią, pentagrama ant kaktos dažniausiai interpretuojama kaip 5 elementų žemės, oro, ugnies, vandens ir dvasios sąjunga. Vienos rankos pirštas nukreiptas aukštyn, kitoj žemyn atspindi alcheminį principą, kaip viršuje, taip ir ant žemės, hermetizmo dėsnis. Deganti liepsna tarp ragų reiškia dvasios šviesą ir išmintį. Krūtis simbolizuoja gyvybės pradžią ir vaisingumą. Kaducėjus, 2 susipynę gyvatės kūnai pilvo srityje, simbolizuoja pusiausvyrą tarp priešingybių. Tai ir šitas įvaizdis, kurį nutapė žymus okultistas iš Prancūzijos Elifasas Levi maždaug praeito amžiaus pabaigoj, ir simbolizuoja šitą ir kartu vienybę, ir kartu kovą tų dviejų egregorų. Ir sakiau praeitą kartą, kad virš jų turi kažkas dar būti, kuris abi pusės tampo už virvučių. Ir vėlgi čia reikia suprasti tokį dalyką, kad tie du egregorai tarp savęs kaunasi, jie konkuruoja, žmonės dėl to kenčia, bet turi būti ir kažkoks tikslas arba bent keli tikslai. Ir tokios operacijos kaip karai, pandemijos turi labai aišku konkretų tikslą. Ir apskritai užvaldyti pasaulį tokiai vienai iš jėgų, kaip antai, tarkim, tas posthumanizmas, reiškia, kad viena iš tų pusių laimi, viena iš tų Mendeso ožio pusių, viena iš to okultinio simbolio pusių, jinai ima viršų, bet tai nereiškia, kad kita pusė turi snaust. Tuo metu, kai dominuot pradeda ypatingai stipriai viena iš pusių, vienas iš egregorų, antras egregoras, jisai kaupia jėgą.
kaupia jėgą tam, kad išlaikyti tą balansą, pusiausvyrą. Gi žmonija ir žemė gyvena dėl to, kad tas balansas būtų, dėl to balanso. Ir tas balansas dažniausiai iš epochos į epochą einant, vienais ar kitais istoriniais momentais išsiderina tai į vieną, tai į kitą pusę. Bet dabar man tai nerimas kyla apskritai, žiūrint į situaciją pasaulyje, kuomet labai nerima keliantys dalykai vyksta apskritai, kurie pačią žmoniją labai stipriai išderina. Ir išderina tą prasme, kad žmonės tampa labai tokie įsitempę, labai susiskaldę ir panašiai. Ir dabar, kodėl būtent tie kairė dabar, arba tas posthumanizmas, tai buvo išbujojęs kaip viena iš to Mendesio ožio arba gnostikų, kitą gnostikų įvaizdį, jeigu dabar parinksiu tam apibūdinti, tai Jeldavaotas, tas toksai apsišaukėlis dievas, Abraksas, kur irgi simbolizuoja lygiai tą patį, lygiai tą pačią energetiką kaip Mendeso ožys. Visi tie simboliai gnostiniai, hermetistiniai, okultiniai, jie simbolizuoja žemės matricą, kur kovoja tie du poliai. Ir jie visą laiką žemėje kovojo. Bet dabar man baisu kodėl. Todėl, kad viskas keičiasi savo vietomis ir labai keista temperatūra. Labai keista temperatūra. Aš galvoju, kad po baisios ligos jinai nurims. Dabar, kadangi taika pasaulyje eina į priekį, maniau, kad irgi pasaulis džiaugsis, kad ateina taika. Anaip tol mes žiūrim, kad ta taika nieks nesidžiaugia. Nei viena, nei kita pusė, nei vienos iš pusių dvi kariaujančios pusės. Tai va, ir kodėl niekam tas nerūpi? Todėl, kad labai stiprus yra susiskaldimas, labai stipri fragmentacija ir tai vyksta ne tik tai tarp valstybių lygmenyje, ne tik tai tarp egregorų, bet ir tarp šeimų, tarp giminių, tarp draugų ir taip toliau. Ir vėlgi prie to prisideda galbūt ir socialiniai tinklai, ir ta burbulizacija per socialinius tinklus ir dirbtinio intelekto išnaudojimas, kad galima per burbulus internetinėse tinkluose veikti žmogų, renkant apie jį duomenis, ką jisai daro, ką jisai galvoja, ką jisai perka, formuojant jo poreikius, ką nekartą rašė įvairūs jau šių laikų ir filosofai, ir sociologai, ir perspėjo, kad tai yra pavojinga. Bet grįšiu galbūt prie tokio veikėjo kaip Aldous Huxley's. Ir šitas žmogus labai toli pažiūrėjo į priekį ir aš tą esė jau nekartą buvau citavęs. Ir ta esė parašyta buvo 1958 metais apie tai, kas dabar vyksta. Ir tuo metu jau buvo praėjęs antras pasaulinis karas, praėjo gal 15 metų po jo. Ir Huxleys grįžta prie savo garsio romano Puikus naujas pasaulis, kuris buvo parašytas 32 metais. Ir tenais naujame kūrinyje, kuris vadinasi patobulintas arba peržiūrėtas Nuostabus puikus naujas pasaulis, jis analizuoja, kaip realus pasaulis pradėjo pavojingai keistis. Ir ta distopinė vizija, kurią autorius manė, kad bus ten po 100 metų ar daugiau, labai greitai materializuosi čia ir dabar. Jis mato esminius pavojus ir apie tai įspėja 58 metais. Ir Huxley teigia, kad žmonės gali netekti savo laisvės, ne dėl prievartos, ne todėl, kad jie bus kažkaip tai apakinti pramogų, hedonizmo, malonumų, vartotiškos kultūros. Visa tai yra tos posthumanistinės kultūros daigai ir žiedai.
Jis įspėjo, kad visuomenė gali pasinerti į tuščią hedonizmą, kuris atitrauks jo dėmesį nuo svarbiausių politinių ir socialinių klausimų. Jisai tada nežino, kad atsiras tokie kaip socialiniai tinklai, kurie visą tai dar smarkiau pagreitins. Šiandien mes matome, jog socialinių tinklų algoritmai, nuolatinis informacijos rautas ir pramogų industrija dažnai paverčia visuomenę pasyvę ir mažiau kritišką. Mūsų smegenys bombarduoja 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę įvairiom naujienom, kurios nebūtinai turi būti teisingos. Dažniausiai būna propaganda. Ir Huxley įspėja, kad ateityje informacija gali būti naudojama ne tik tai cenzūrai, kaip dabar mes matom realiam gyvenime, kiek ir manipuliacijai. Cenzūrai ir manipuliacijai. Ir jis numatė, kad valdžia ar įtakingos jėgos, kurios tampa elitu, gali skleisti tiek daug triukšmo ir painiavos. Tada tą dabar mes matom, kad tiesa bus sunkiai atskiriama nuo melagingos informacijos. Šiandien mes matome fake news, propagandą, smegenų plovimą, skaldymą tą patį per burbulizaciją, socialinių tinklų įtaką žmonių grupėms, kai jos mato tik tai, ką nori matyti ir taip toliau. Visą tai realiai vyksta ir pakankamai dar didesniu greičiu, negu Huxley įspėjo 58 metais. Ir autorius taip pat kalbėjo apie tai, kad kaip mokslas ir technologijos gali tapti visuomenės kontrolės įrankiais. Vat apie tai kalbėjau, kad tą darbotvarkę jinai technologijas naudoja ir naudos kaip įrankį žmogaus stuburui palaužti. Ir jisai Huxleys perspėjo, kad visuomenė gali būti valdoma ne per atvirą prievartą, o subtiliai. Tai, kas dabar vyksta, naudojant minkštąją galią, formuojant žmonių elgesį ir mąstymą. Šiandien visą tai matome. Tai duomenų rinkimas, stebėjimo sistemos, kameros, dirbtinis intelektas, influenceriai, kurie savo nuomonę perša per prievartą, jeigu tu tos nuomonės nepaisai, esi atstumtasis ir tave išmes iš, tarkim, studijų programos, iš darbo, iš politikos, iš bet ko. Tu būsi nulis, jeigu nepriimsi kažkokio tai propagandinio naratyvo ir neseksi juo. Ir lygiai apie tą patį irgi Huxleys informavo dar 58 metais ir įspėjo. Jisai aprašė visuomenę, kurie žmonės išmokomi vengti nepatogių temų ir girdėti tai, ką jie nori turėti. Ir jie nori matyti tos tik tai malonumus ir vengia sudėtingų moralinių klausimų. Nuolat stengiantis tik į tai žiūrėti, o į tai, ką reikia daryti, tarkim, jausti socialinę atsakomybę arba atsakomybę prieš save, savo šeimą, valstybę, visą tai nueina antrą planą. Į pirmą planą iškyla tokie bandos, spiečiaus, to burbulo socialinius tinklus interesai, kurie užgožia visą kitą. Nu, pavyzdys, tarkim, žmogus yra koks nors teisininkas. Ir jisai įsijungia į kokią nors tokio socialinio spiečiaus veiklą. Girdi tai, ką nori girdėti, jam tos temos selektyviai per socialinius tinklus ir toliau patiekiamos. Ir jisai vis tiek mato ir toliau tą, o ne kitą tikrovę arba tą tikrovės iliuziją. Ir jam atrodo, kad tai yra užbaigtas pasaulis ir niekur nereikia nieko toliau daryti ir tik tai palaikyti tai. Jo labai ir jo draugas, ir pusbrolis, ir žmona, o galbūt ir vaikas lygiai tą patį arba tos pačius naratyvus kartoja kaip papūgos, negalvodami, kad tai yra tik tai viena iš galimų versijų, bet nėra objektyvi tikrovė. Na štai, ir jisai taip dienų dienas leidžia laiką apie tai galvodamas, girdėdamas tokią informaciją, dalindamasis tokią informaciją. Ir tas egregoras jį persmelkia kiaurai. Ir jis tampa to egregoro avataru. To dirbtinio intelekto suformuoto burbulo per socialinius tinklus kalbančia galva. Kaip tie pimpačkiukai tame filme. Jisai juda kaip tas vienas iš pimpačkiukų, o jie visi
juda kaip chaosas, kaip skruzdėlinės skruzdėlės, bet jie eina kaip vieninga masė tam tikrą kryptimi ir nesidaira į šonus, traiškindami žmonių likimus, nesigilėdami nei jų pačių, nei savęs, nei lėdami dėl to ašarų. Tai štai Huxley apie tai jau kalbėjo labai senai ir pabrėžė, kad visuomenė gali prarasti 58 metai savo laisvę ne per tiesioginį autoritarizmą, kai buvo 20 amžiaus viduryje Stalinas, Hitleris taip toliau, o dabar per subtilę manipulaciją, minkštą galią, kai žmonės patys atsisako savo individualumo, kritinio mąstymo ir leidžiasi būti valdomais malonumų, baimės, emocijų ir žinoma ideologinių, per tai įvedamų į jų sąmonę ideologinėmis schemomis. Tai šiandien mes, ir aš tame tarpe, ir jūs turbūt su nerimu stebėm šitą situaciją ir tikrai jinai yra banguota. Banguota ir aš štai ką dabar galvoju, taip, dabar tai, kas vyksta, kelia didžiulį nerimą ir jūs visi tą puikiai matote ir pastebit. Bet žmogus yra cikliška būtybė, kaip ir viskas gamtoj. Ir yra dabar tokia pakankamai aktyvi fazė procesų, kuris, na, ilgai netruks, jis kaip egregoras, kaip energetika išsisems. Nesenai savo paskaitų cikle apie egregorus, aš turiu daug temų apie egregorus ir tą temą aš labai giliai esu išnagrinėjęs ir daug paskaitų apie tai buvo perskaitęs, apie kolektyvinį protą, apie egregorus, apie spėčiaus sąmonę, apie okultinį ir ezoterinį visą tą foną, kaip jie susidaro. Ir apie tai kalbėjom ir praeitą kartą, praeitą laidoje. Tai visą tai mes patys sukonstruojam. Ir galbūt reikėtų šiek tiek suprasti tą laiko tėkmę ir pabandyti nepriimti to kaip su nerimu. Nu gerai, tai burbulai atsiranda, bet jie trunka, jų gyvybės ciklas būna neilgas, santykinai neilgas, vieni ilgiau, kiti mažiau trunka, bet reikia suprasti, kad viskas vyksta harmonijos ir pusiausvyros dėsnis. Jeigu atsiranda burbulas ir pučiasi jisai dirbtinai arba natūraliai vienas, tai visą laiką atsiras kažkas, kas jam prieš bus. Tai vat ta sistema kaip burbulą, kaip egregorą veikia jėga įcentrinė, tai yra jisai siekia pūstis ir paimti į save, integruoti dar daugiau individų su jų energija, po to jie individams duoda energiją ir iš jų pasiima, gaunas toksai mainai. Ir iš karto įsijungia kita jėga išcentrinė, kuri stengiasi tą egregorą ardyti. Tai va dabar mes matom, Amerikoje įsijungia jėga, kuri stengiasi tą egregorą ardyti. Tai vėl, kodėl aš prisiminiau Mendeso ožį ir Elifaso Levio tą graviūrą su pasakojimu apie tamplierius, kurie meldėsi Mendeso ožiui. Tai yra čia okultizmas. Čia yra vėlgi aspektas dar ir toks, aš kurį pamiršau prieš tai paminėti. Visą tame, atrodo, bedevybės esančioje religijoje, kurią mes įvardom kaip kairioji ten liberali jėga arba tas posthumanizmas, ten yra labai daug okultizmo ir labai daug mistikos. O mistika susiveda į tave, nes dauguma žmonių, kurie tą egregorę kūrė, jie atėjo iš masonų ložių, iš to okultinių organizacijų. O ten buvo praktikuojami tokie dalykai, kaip ribų trinimas, paniekinimas žmogaus kaip vyro arba moters, pasityčiamas iš vaikų, iš šeimos. Ir tikslas to - paneigti bet kokias ribas, kurios natūraliai egzistuoja tarp žmonių, kaip lytis, kaip amžius, kaip tautybės, kaip visa kita, prie ko mes esam pripratę. Ir jie tai darydami, jie imituoja dievybę,
kuri yra androgininė. Kadangi jie savo veikloje stengiasi visą žmonynę padaryti androgininę būtybę, kolektyviai, egregoriškai, jie tokiu būdu meldžiasi tam infernaliniam dievui, kaip jie tai įsivaizduoja, ir gauna iš jo pagalbą, nes jie deda pastangas sukurti tą infernalinį pasaulį arba jo kopiją ir žemėje, pagal tai, kas yra viršui. Dėl to ir rodo tas ožys, kaip viršuje, taip ir ant žemės. Ir tie ordinų, slaptų draugijų nariai, jų vaikai, kurie dar jau net šiandien net nebeprisimena ir nežino, kad tai buvo anksčiau. Jie tiesiog galbūt tame Gregorėje yra, dabar gyvena toj sriuboje, bet jie jau visą tai pamiršę. Bet tas egregoras juos veikia. Jie ir toliau daro tą patį. Tai yra toliau vyksta juodosios mišios, kurių tikslas, labai labai abstrakčiai ir apibendrintai kalbant, palaužti žmogų. Perlaužti žmogui stuburą. O kai stuburą perlauži, tada tas žmogus tampa žemiau technologijų, technologijos pastatomas virš jo, jos valdo tą beformę masę ir yra elitas, kurie viską mato ir džiaugiasi tuo, kas ir kaip vyksta. Ir jie tuomet mato triumfą. Tai ir yra čia pagal Jono apreiškimą tas antikristo atėjimas. Tai yra kairė, dešinė, ypatingai kairė, ta leftistinė kairė arba ta posthumanistinė yra antikristas, o ta kita irgi yra antikristas, bet tik tai kita jo koja. Ką mums žmonėms reiktų tokiu atveju daryti? Mums reikia suprasti tą kovą. Aišku, baisu matyti, kas dabar žemėje vyksta, tą susiskaldimą ir taip toliau, bet svarbu suprasti, sąmonė nubunda kada? Kada mes randam, kad mes esame jau kitokie, kad mes esame jau šiek tiek toliau pažengę. Tada, kai mes išeiname už perimetro. O kas yra tas perimetras? Tai yra už tos kovos, tų priešybių kovos. Ta gali padaryti tik tai nubudusi sąmonė per meilę. O meilė gali atsirasti tik tada, kai įsimagnetina toks dalykas kaip likimas. Tik suvokus šito proceso prasme galim išeiti už perimetro. Procesų reiktų daugiskaitą vartoti. Tam, kad ši civilizacija nežūtų ir nieks neįsivaikščytų už perimetro. Todėl yra sukurtas likimas arba likimo scenarija, arba kaip aš vadinu, karminė programa. Tai ir yra laiko erdvės kontinuumas, kurį mes kolektyviai sukūrėm. Per savo centrinę nervų sistemą, kaip stebėtojai, gebėdami surakinti dalelių srautą iš kvantinės bangos į kvantinį daiktą. Bangos dalelės dualizmas. Kol žmogus miega, jį veikia likimas. Kai tik individas ima suvokti priešų kovos prasme ir beprasmybę, jo sąmonė nubunda, bet ima priešintis kūnas, kuris ir toliau lieka veikiamas matricos arba likimo. Toliau žmogus deda pastangas sutvarkyti savo kūną, kad jo neveiktų likimo arba matricos programos. Iš čia ir atsiranda medžiaginio pasaulio neigimas arba niekinimas, bet jo neigti ir niekinti nereikia. Reikia suprasti, kaip jis atsiranda, tas regimas pasaulis, ir reikia suprasti, kas jame vyksta. O vyksta ta kova nuolatinių pusių, kurios tarp savęs kaip egregoriai konkuruoja. Ir tai buvo senai labai, dabar ir bus ateityje. O žmogus nubunda tada, kai suvokia šitą procesą. Ir kai jisai suvokia šį procesą, įsimagnetina likimas, jisai dingsta, išsiderina ir jo vietą užima meilė. Kai atsiranda meilė, atsiranda atjauta ir tarnystė. Ji leidžia priimti žemės matricą, kokia jinai yra, su visais tais minusais ir pliusais, su visom tom kovom egregorų, kokie bebūtų atsiradę ir dar atsiras, ir toliau su ją nebekovoja.
užimdami vieną ar kitą idėjinę stovyklą. Ir toliau, jeigu matai neteisybę ir tas begalinės kraštutinumų kovas, karus ir tą beprotybę, kurią mes stebime viešoje erdvėje, bet tu matai ne faktą, o dėsningus kūrėjo ir gamtos procesus, kurie yra banguojantis. Todėl ir sakau, kad ciklai, išlaukim praeis šitas ciklas ir ko geriausia būtų nedaryti, tai nepult į vieną iš kraštutinumų, o užimti tokią vidurio poziciją. Bet mes galim vertinti tas kovas tų egregorų, tarkim, kaip Anglijos lygoje žaidžia Chelsea su Arsenalu, ar ne? Mes statistiškai žinom, kokia komanda yra ant bangos, kuri komanda gali laimėti, kuri ne, ir tiesiog kaip kokie totalizatorių žaidėjai mes statom už vieną arba kitą. Tik tai taip, bet mums vienodai šviečia, kuri iš šių pusių laimės. Galbūt tas žodis vienodai šviečia netinka, mes tiesiog nepergyvenam ir matom tame tiesiog visatos pulsaciją, tiesiog visatos žaismą, Dievo minčių kaleidoskopą. Kai visą tai supranti, nebelieka likimo, nebelieka kovos ir tu tada neužėmi vienos ar kitos pusės. Ir tu tada skauda, kai tu matai žūstančius žmonės kovos fronte, bet tu supranti giluminę prasme tų procesų. O čia yra labai svarbu. Na, aš jau per daug užsivedžiau į filosofavimą ir buvau pasiruošęs šiek tiek daugiau apie prognozes dar ir pašnekėti šiandien. Bet tai paliksime kitam mūsų susitikimui, kitai laidai. Na, o šiam kartui aš norėčiau su jumis atsisveikinti ir galbūt už kelių dienų pakalbėsim ir apie prognozes. Visus tos mano straipsnius, rašliavas, ką aš čia kalbu ir ne tik, galima rasti Facebooko puslapyje Kvantinė magija Vilnius. Pasiprašykite draugus, aš priimsiu ir ten rasite įvairių temų, įvairiais pjūviais ir įvairiais kampais apie tai, kas dabar vyksta ir iš ezoterinės pusės, ir iš socialinės, iš ufologinės pusės, iš dvasinės pusės. Ir mes visai nagrinėjom. Taip pat paspauskite patiktukus, prenumeruokite kanalą ir būkite bent jau širdimi su tuo, ką aš veikiu. Ačiū Jums ir gerų Jums pavasario dienų. Iki.